kunigystė tiek judaizme, tiek krikščionybėje kyla iš Kristaus. Džiaukimės turėdami tokį vyriausiąjį kunigą. Jis ir kunigas, ir auka. Staiga viskas pakrypsta tos vakarienės metu nuo žydų Pesacho minėjimo į asmeninį Jėzaus Pesachą. Garbė Jėzui Kristui, šalom visiems. Artėjam prie Velykų šventės, Pesacho, didžiojo, šlovingojo Pesacho, Jėzaus Pesacho. Ir apmąstome Jėzaus vardus ir šiandien pamastysim, ką mums reiškia Kristus, Jėzus Kristus, vyriausiasis kunigas. Mes jį vadinam vyriausiųjų kunigų. Apie kunigystę mes sprendžiam, ko gero, kiekvienas pagal savo supratimą, kas dabar mums galėtų būti vyriausiasis kunigas žemėje iš žmonių, tai ko gero visi galvotume popiežius, o paskui eina vyskupai, paskui eina kunigai, paskui eina diakonai. Jie visi atstovauja Kristų kunigą. Ir tarp kitko mes visi per krikštą esam gavę karališkos kunigystės patepimą. Ir galime aukoti Dievui dvasinės aukas. Bažnyčioj pas mus išskirta yra pašvenčiamoji kunigystė. Per šventimus suteikiama kunigams atskira galia aukoti Kristaus auką, laužyti duoną, taip vadinamas švęsti Eucharistijos šventę, mišias, joms vadovauti. Taip pat teikia išrišimo galią, paskelbti atleidimą, nuodėmių atleidimą vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Na ir ko gero kunigystės dar tokia viena mūsų paskirtis yra skelbti ir aiškinti Dievo žodį. Pašventinti kažką, nors ir diakonai gali pašventinti. Ir mes patys galim laiminti, kiekvienas galim laiminti. Tikriausiai yra neišvystyta pas mūsų ta kunigystės dovana, tas kunigiškas patepimas gautas per krikštą ir nelabai suprantam, nelabai esam mokomi, ugdomi, kur, kiek ir ką mes galim daryti kaip kunigai. Bet iš tikrųjų viskas plaukia, teka iš vyriausiojo kunigo Kristaus. Visų kitų kunigų ir vyriausiojų kunigų, kokiais titulais bebūtų ženklinami, kunigystė tiek judaizme, tiek krikščionybėje kyla iš Kristaus. Taip kaip kunigai, pranašai ir karaliai yra pateptieji, mesijai visi, tai tame Dievo pažadėtame ypatingame mesijoje, jo sūnuje, yra, kaip sakant, tas šaltinis to patepimo, iš jo per jį plaukia tas patepimas visiems kitiems. Žydų tikėjimo kelyje vyriausiasis kunigas toks ryškus yra Mozės brolis Araonas. Taigi, ir mes kunigų knygoje randame 16 skyrių, kuriame įvardinta visos vyriausiojo kunigo pareigos. Dar prisimename, kad vyriausiasis kunigas vieną kartą metuose per Roš hašaną berods įeidavo į šventų švenčiausią vietą, melsdamasis, aukodamas auką už tautos nuodėmes. Taigi Senojo testamento kunigai, vyriausieji kunigai aukodavo Dievui aukas už savo nuodėmes, už tautos nuodėmes ir dar už tautų nuodėmes.
permaldavimą atlikdavo, kad viešpats mūsų visų pasigailėtų. Atkreipiu dėmesį ne tik už žydų tautą, bet ir už visas tautas. Taigi tarsi susidaro mums toks įspūdis, kad vyriausiojo kunigo reikalas permaldauti Dievą už nuodėmes. Be abejo, jis į tą vyriausiojo kunigo kėdę atsisėda su laiku, pradėdamas nuo žemesnių galbūt kunigystės laipsnių, kaip ir pas mus bažnyčioje. Dabar pamąstant apie Jėzaus vardą kaip vyriausiąjį kunigą, mes turime įvairių tekstų, bet daugiausiai jų, nes ko gero tai aktualiausia buvo žydams, ir per juos mes galime geriau suprasti, ką jiems reiškia tas vyriausiasis kunigas ir ką jis mums turėtų irgi reikšti ir kaip mes tai turėtumėm priimti. Aš pradėsiu nuo laiško Hebrajams 2 skyriaus, kur, 5 eilutė, kur mums bus pristatytas visas tas jo kelias iki tos, kad geriau iki tos vyriausiojo kunigo titulo kaip paskirimo. Ne angelams jis pajungė ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Beje, kažkas kažkur yra liudijęs, kas yra žmogaus sūnus, kad jį atsimenė. Kas žmogaus sūnus, kad juo rūpinėsi. Padarė jį trumpam laikui mažesnį už angelus, didybę ir garbę jį apvainikavai. Visa pajungė jo valdžiai. Jeigu jau visa pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, jog visa jam pajungta, tačiau regime tą trumpam laikui padarytą mažesnį negu angelai, kad Dievo malonė už kiekvieną jis paragautų mirties. Jėzų už mirties kentėjimus apvainikuota didybė ir garbe. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę, todėl jam dėrėjo kentėjimais ištobulinti jų išganimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno, todėl jis nesigėdėja juos vadinti broliais. Jis sako, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, susirinkime tave šlovinsiu giesme ir vėl aš juo pasitikėsiu ir vėl štai aš ir vaikai, kuriuos davė man Dievas. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisiėmė, įdant mirtimis sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonis. Todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. Pats iškentęs gundymus, jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Taigi, galima sakyti, šitame trumpame skyrelyje tarsi visa žmonijos išganimo istorija, pradedant nuopoliu, kad Dievas sukūrė žmogų nedaug ką mažesnį už save, už Elohim, nors čia iš Septuagintos verčiant panaudotas žodis angelai, bet kažkur žmogus nedatraukė ir prarado tai, ką turėjo dieviško, ir tada siunčiamas Dievo sūnus, kuris turi paragauti už kiekvieną, turi paragauti mirties, už mirties kentėjimus apvainikuotas didybė ir garbe. Tasai, kuriam ir iš kurio visata norėjo daugybę savo vaikų nuvesti garbę, todėl jam dėrėjo kentėjimais ištobulinti jų išganimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno, todėl jis nesigėdėja juos vadinti broliais. Na, čia tikrai labai turtingas tekstas, mes neužteksim laiko, būtų gerai, kad jūs dažniau skaitytumėt tuos tekstus ir apmąstytumėt kiekvieną eilutę svarbi. Bet
Noriu atkreipti jūsų dėmesį, Jėzaus kunigystė skiriasi šiek tiek nuo žydų kunigystės. Jis tarsi paslėptas vyriausiasis kunigas iki laiko. Jis nedalyvauja šventykloje kaip kiti kunigai, aukojant aukas, patarnaujant prie altorių ar dar kažką. Jis neaukojo, nerandam, kad būtų aukojęs kokią nors kitą auką. Bet atėjus valandai, atėjus laikui, štai jis su savo draugais, su savo mokiniais, apaštalais švenčia Pesachą, švenčia žydų Pesako cedarą, vakarienę, kuri įsakyta Toroje švęsti, minint, prisimenant tai, ką Viešpats padarė, kaip jis išvedė žydų tautą iš Egipto vergijos. Švenčiama ta šventė su nerauginta duona ir karčiai žolynais būtinai. Tai tos šventės stalo atributas, sedaras reiškia tvarką, ir va tos vakarienės su tam tikra biblinė tvarka, ten turėjo būti 4 taurės vyno, nors mums užsifiksavo tik 1 taurė, bet Jėzus Luko Evangelijoje minima 1 taurę palaimino, davė gerti. Paskui kitą, 3 taurę jis jau duoda kaip savo kraują naujosios sandoros. Tarsi vyksta aukojimo ritualas, taip paslėptas, toks paslaptingas. Jo mokiniai turėjo pasimesti, nes jis pažeidė tvarką tos vakarienės. Staiga viskas pakrypsta tos vakarienės metu nuo žydų Pesacho minėjimo į asmeninį Jėzaus Pesachą. Ir Jėzus jau čia atsiskleidžia kaip vyriausiasis kunigas, kuris aukoja save. Duonos pavidale, vyno pavidale, aukoja save, atiduoda savo kūną už nuodėmes. Atiduoda kaip vyriausiasis kunigas avinėlį, kad aukoja. Ne save. Jėzus save, jis ir kunigas, ir auka. Ir 4 taurę, sako, negerėsiu šitos taurės, iki nenueisiu pas tėvą, į tėvo karalystę. Ir prisimename, kaip viskas greitai pakrypsta, kaip dabar 4 taurė liko neišgerta ant stalo, bet jis sielvartauja alyvų darželėje ir sako, te praeina šitą taurę, šitą kančios taurę, te praeina, bet ne mano tavo te būna valia. Jis 3 kartus sielvartavo, jam sunku kaip žmogui buvo priimti tą taurę, kuri reiškia kančią, mirtį, bet galiausiai jis suimamas, kankinamas, teisiamas. Vyriausiasis kunigas skelbia nuosprendį, geriau vienas tegu miršta negu visa tauta. Čia jis vėl pranašiškai veikia kaip vyriausiasis kunigas iš žmonių. Ir pagaliau Jėzus Golgotoje atsisako prieš nukryžiavimą priimti nuskausminančius, atsisako gerti vyno taurę su smilkalais, myra, kuri veikia nuskausminančiai, atbukina jausmus. Jis nusiteikęs iškęsti visą kančią pilnai be palengvinimų. Ir pagaliau jausdamas artėjantį galą, prieš tą prarają, išgyvendamas tėvo apleidimą, atiduoda savo sielą į tėvo rankas, nors atrodo išgyvena netikinčio žmogaus būseną žmogaus be Dievo, tai jam labai skausminga. Ir sako, tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir kad išsipildytų raštas, jis
sako, ištarė trokštų. Tada jam paduoda kempinę perrūgusio vyno, jis paragauja ir iškeliauja. Taigi jis išgėrė 4 Cedaro taurę ir įvykdė kaip vyriausiasis kunigas atpirkimą, paaukojo save kaip permaldavimo auką už nuodėmes. Ir apaštalas sako, jis visaip išbandytas, gali mus užtarti. Jis yra tarpininkas tarp žmonių ir Dievo, kaip vyriausiasis kunigas, užtarė mus pas tėvą. Džiaukimės turėdami tokį vyriausiąjį kunigą. Šlovė jam.